Sveiki! Turbūt ne vienam yra tekęs atsidurti situacijoje, kai reikia staigiai parodyti savo vietinėme kompiuteryje veikiančią projektą kolegai ar, sakykime, klientui. O šiandien mes kaip tik ir pasigilinsime, kokie yra geriausi įrankiai, leidžiantis tai padaryti ir paprastai, ir saugiai. Taip, tai yra, sakyčiau, klasikinė programuotojo problema. Kaip tą localhost projektą parodyti pasauliu, jo niekur nediegant. Nesvarbu, ar tai būtų greita demonstracinė versija, ar pavyzdžiui webhook integracijos testavimas, ar tiesiog noras gauti greitą grįžtamąjį ryšį iš komandos. Ir čia į pagalbą ateina tuneliavimas. Iš esmės, vietoj to, kad vargtume su kažkokiom sudėtingom tinklo konfiguracijom, mes tiesiog sukūrėme saugų šifruotą kelią iš savo kompiuterio tiesiai į viešą internetą. Įsivaizduokite, tai lyg duotume laikiną, bet labai saugų specialų raktą, kuris atrakina prieigą tik prie tos vienos mūsų vietinės programėlės. Gerai, o štai ir mūsų planas. Pirmiausia, pakalbėsime apie dalymąsi localhost. Tada apie ngrok ir jo problemas. Ieškosime profesionalaus sprendimo, apžvelgsime ir kitus įrankius, o pabaigoje galutinė dvikova ir auksinė saugumo taisyklė. Taigi, pirma dalis – ngroko problema. Tai yra, de facto standartas ir jo ribos. Pradėkime nuo įrankio, kurį tikriausiai žino beveik visi – ngrokas. Bet su populiarumu ateina ir tam tikros problemos. Ngrok yra be galo populiarus, nes jis tiesiog veikia. Viena komanda ir viskas. Bet yra vienas didelis bet, ypač nemokamoje versijoje. Kiekvieną kartą perkrovus tunelį, URL adresas pasikeičia. Ir tai yra tikras galvos skausmas. Įsivaizduokite, bandote sukonfigūruoti kokį nors webhook ar OAuth prisijungimą. Juk ten reikia nurodyti stabilų adresą. Su kintančiu URL tai tampa praktiškai neįmanoma. Gerai, tai jeigu ngrok sukelia tokių problemų, koksgi yra tas profesionalus, stabilus sprendimas? Atsakymas – Cloudflare Tunnel. Procesas gali pasirodyti sudėtingas iš pirmo žvilgsnio, bet iš tiesų viskas labai logiška. Pirma, reikia prisijungti prie Cloudflare. Tada susikurti naują tunelį, susieti jį su savo domeno DNS įrašu ir galiausiai savo kompiuteryje paleisti mažą programėlę, vadinamai agentą. Viskas. Rezultatas – produkcijos lygio sprendimas be jokių didelių galvos skausmų. O kuogi Cloudflare Tunnel taip gerai? Visų pirma, stabilumas. Mes gauname nuomatinį nekintančią URL susietą su mūsų domenu. Puiku. Antra, automatinis HTTPS. Apie saugumo sertifikatus galima pamiršti, viskas sutvarkyta. Dar gauname integruotą WAF arba web aplikacijų ugnesienę, galimybę pajungti vienkartinius prisijungimus ir, kas geriausia, visos pagrindinės funkcijos yra visiškai nemokamos. Bet, žinoma, Cloudflare nėra vienintelis žaidėjas. Rinkoje yra visas spektras alternatyvų, kiekviena su savo filosofija ir paskirtimi. Gerai, o kas reikia ieško super greitai ir paprastai? Čia turime du variantus. Local Tunnel ir Expose. Local Tunnel tai paprasčiau nebūna. Nereikia jokios registracijos, tiesiog paleidi ir veikia. Puikiai tinka greitiems vienkartiniams testams. Expose savo ruožtu reikalauja paskyros, bet už tai duoda šiek tiek tvarkingesnius, profesionalesnius URL adresus. Geras pasirinkimas, kai reikia padaryti demonstraciją, kuri atrodo, šiek tiek soličiau. Toliau Serveu. Čia jau, sakyčiau, minimalistinis sprendimas toks. Desperatiškas variantas. Jam nereikia jokio kliento, viskas veikia tiesiog per SSH komandą. Atrodo puikiai tiesa, bet jis yra labai nestabilus. Tai toks įrankis, kurį galima naudoti, kai po ranką neturite absoliučiai nieko kito. Rimtesniam darbui tikrai nerekomenduoju. O dabar pereikime prie sunkesnės artilerijos įrankių pažengusiems. Pirmasis FRP arba Fast Reverse Proxy. Jam jau reikia nuosavo serverio, bet už tai gauname visišką kontrolę. Patys valdome domenus, SSL sertifikatus, visą logiką. Tai sprendimas tiems, kas jau turi savo infrastruktūrą. Antrasis – Tailscale Funnel. Jei komanda jau naudoja Tailscale privatų tinklą, šis įrankis yra tiesiog fantastiškas. Jis leidžia labai kontroliuojamai atverti dalį to privataus tinklo į viešą internetą. Saugumas ir patogumas viename. Gerai, apžvelgėme visą krūvą įrankių, dabar pats laikas galutiniai dvikovai. Kaipgi išsirinkti tą vienintelį tinkamiausią? Ir koksgi tas atsakymas? Tiesą sakant, jis labai paprastas. Viskas priklauso nuo situacijos. Koks tikslas?
Ar tunelio reikia 5 minutėms greitam testui, ar stabiliai ilgai veikiančiai demo aplinkai. Pažiūrėkime į šią lentelę, ji viską sudėlioja į vietas. Cloudflare Tunnel – visur pliusai. HTTPS, stabilus URL, dosnus nemokamas planas – tai akivaizdus lyderis ir mano pagrindinė rekomendacija profesionaliam naudojimui. ngrok – gera alternatyva, bet nemokamas planas turi tą didelį minusą – kintantį URL. Local Tunnel – puikus greitam testui, kai nereikia stabilumo. Expose – panašiai, bet labiau tinka demonstracijoms. Surveyo – na, tik čia ir dabar situacijoms. O FRP ir Tailscale Funnel – tai jau specifiniai galingi įrankiai komandoms, kurios žino, ką daro. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Patogumas yra viena, bet yra kur kas svarbesnis dalykas. Ir čia mes prieiname prie auksinės saugumo taisyklės. Ir ta taisyklė skamba taip. Kūrimo ir demo aplinkose yra geriau naudoti tunelius, nei atidarinėti portus. Štai čia ir yra visa esmė. Tuneliavimas tai ne šiaip patogus triukas, tai yra fundamentaliai saugesnis darbo principas, palyginint su senuoju metodu. Tiesiog atverti savo kompiuterio prievadą visam pasauliui. Kodėl saugiau? Nes tunelis sukuria tik išeinantį ryšį iš kompiuterio į paslaugos serverį. Mums nereikia savo ugniesienėje daryti jokių skylių einančiam srautui. Visi ryšiai inicijuojami iš vidaus, o tai yra milžiniškas saugumo pranašumas. Būtent todėl šie įrankiai iš paprasto pagalbininko virsta tiesiog būtinu komponentu bet kurio profesionalaus programuotojo arsenale.